Sveiki, braliukai ir sesutės. Nu, dabar jau tikrai senokai besigirdėjom jau. Ir kągi, žiūriu, prisirinko nemažai klausimėlių. Taigi ir pabandysiu atsakyti į klausimus. Tai atsakymai bus, aišku, pasitarus su mano antrininku iš terariumo. Taigi galima sakyti, kad yra čia atsakymai iš terariumo. Nu ir pradėsiu tai iš karto, kaip sakant, čiumpam jauti už ragų. Pirmas klausimas, kodėl? Ne. Dėl ko taip masiškai žmonės pradėjo save tatuiruotis? Kokia yra tų tatuiruočių? Nu, kokia jų paskirtis, klausia žmogus. Tai va, pas mumis, aišku, tai mūsų nuostabiai planetoje Žemėje, tai žmonės, kaip sakant, tai kaip menas turbūt čia yra tos tatuiruotės, galim sakyti jo meno kažkokią tai formą. Nu, kaip ir žmonės paveikslus piešia, kaip ir rūbus kažkokius ten maketuoja, dar kažką tai ir panašiai. Tai vat normali meno forma. O terariume tai yra truputį kitaip su tom tatuiruotėm. Nu, dėl ko terariume, pavyzdžiui, masiškai žmonės tie pradėjo tatuiruotis? Dėl to, kad tokią madą uždavė, kaip ir pasakykim, čia dabar tas, nu, visas madas, aišku, visas madas diktuoja Nevidonas iš tikrųjų. Tai jis tas madas, aišku, ne šiaip sau diktuoja visokias. Kaip ir tos tatuiruotės, atsakykim, pradėjo jas, aišku, masiškai irgi diktuoti Nevidonas ir kągi reiškia dabar tos tatuiruotės. Ogi tatuiruotės reiškia keletą dalykų, dėl ko, va, tarkim, terariume žmonės tie pradėjo tatuiruotis. Nu, vienas, aišku, dalykas, tai kad dėl mados, tai mada, tai galim sakyti, ne tik tai, kad paskatino, kiek atrišo rankas žmonėms laisviau jaustis ir labiau, sakykim, savo tą kūną paišyti visokiais dalykais. Nu, aišku, yra įvairiausių čia tų nuomonių. Viena iš tų nuomonių, kad čia kažkam tai labai patinka skausmas ir dėl to darosi tatuiruotės, bet čia ta nuomonė terariume tai netitinka tikrovė. Čia gal pas mus nuostabioj planetoje Žemėje žmonės mėgsta taip savo skausmą suteikti, bet turbūt yra krūva ir kitokių būdų tą skausmą suteikti ir turbūt ir kainuoja pigiau ir nepasilieka, kaip sakykim, tos žymės, galim sakyti, visam gyvenimui. Ne? Nu, yra, aišku, kažkokie būdai, kur ten šalinamos jos, bet iš principo daugiausiai, kas darosi, tai darosi jau ale visam gyvenimui. Tai va, taigi, dėl kogi darosi tas tatuiruotės? Ogi tas tatuiruotės darosi vienas dalykas, tai iš nepasitikėjimo savim, nes labai yra didelis pasietas nepasitikėjimas savim ir tas nepasitikėjimas pasireiškia vienu iš tokių dalykų, kaip čia dar, sakykime, savo kūno, nepasikeitimas, kad tavo kūnas yra gražus, ne? Tai vat, trūksta tam kūnui to grožio ir tada sugalvoja, kad reikia tą kūną truputėlį pasigražinti. Tai čia yra pati, tai, kaip sakant, ta nekalčiausia jau priežastis, dėl ko tas kūnas yra pasigražinamas, o kada jau pradeda gražinti žmogus tą kūną, kada jau renkasi tas tatuiruotės, tai galbūt kas nors jiem ten ir pašnipžda, kaip sakykime, kokią tą tatuiruotę užsidėti ant to kūno. Nu, kitas dalykas, aišku, kad tatuiruotėm dar yra pažymimi tie žmonės, dažniausiai, nu, ne dažniausiai, o labai dažnai, kad būna, kad ant tatuiruočio atspindimi yra tų žmonių šeimininkai, kaip jums galim sakyti, ne? Tai kažkokios tai irgi, vat, sakykime, energetinės būtybės, kurios tiesiog tos žmonės valdo. Ne? Ir kitas dalykas, aišku, kad irgi tai yra vienas būdų, irgi kaip tom energetiniam būtybėm irgi patekti į tą žmogaus tą energetinį lauką. Tai kada užnešami kažkokie tai ar paveiksliukai, ar simboliai, kurie ten atstovauja, sakykime, tam tikras energetinės būtybės, tai ir va tokiu būdu kaip ir atidaromas kelias būtent tom energetiniam būtybėm jau papulti pas tą žmogaus energetinį lauką ir, aišku, tada jau atitinkamai jau eksploatuoti taip, kaip jom reikia tą žmogaus energetiką ar patį tą žmogų ar panašiai. Tai va, tai dėl to yra tokios vat, labai paplitusios tatuiruotės terariume. Tai aišku, labai panašiai, nes čia kaip ir pas mus planetoje Žemėje, bet tik tais terariume yra tos priežastys vat, truputį kitokios. Jeigu pas mus, kaip ir sakiau, čia yra menas, grožis ir panašiai, o ten vat, yra jau irgi labai susiję vat, būtent su tom visokiom būtybėm, kurios tatuiruotės irgi naudoja, kaip ir sakiau, kaip ir kokį tai raktą, arba kaip pažymėti, kad yra nuosavybė, sakykime, tas jau ištatuiruotas žmogus kažkieno tai, arba kad būtų kaip raktas prieiti prie to žmogaus. Tai va, o jeigu, sakykime, tai yra iš pirmos priežasties daroma, kaip ir dėl nepasitikėjimo savim ir tas nepasitikėjimas lydi į tai, kad nepasitikėma, kad tas kūnas yra gražus ir tobulas, o ne tokį, kokį tas jau žmogus turi, tai aišku, tai irgi kaip ir tokia žymė, kuri irgi parodo tam tikrom energetiniam būtybėm, kad tas žmogus yra nepasitikintis, jeigu jis nepasitikintis, vadinasi, yra kažkokių tai skilių tam būtent energetiniam lauke, aurai, ar galim kitaip kažkaip pasakyti, ir aišku, jos jau tada labiau yra pritraukiamos, tos jau būtybės visokios. Tai va, o paskui, kada jau pritraukia kažkokios būtybės, tada atsiranda dar kitos tatuiruotės, kurios jau galbūt jau ir, atlieka jau paskui ir kitus vaidmenis ir panašiai. Taip, tai turbūt apie tatuiruotės jau čia atsakiau, einam prie kito klausimo. Ar giminaitis, ar svetimas
žemės gyventojas, tą turime omeny turbūt, kad ne giminaitis, gali prakeikti savo artimą giminaitį ar panašiai, taip, kaip apsisaugoti ar nekreipti dėmesio. Aš nežinau, ar čia galima nekreipti dėmesio iš tikrųjų, nes jeigu jau kažkas tai kažką prakeikia, tai vadinasi, vis tiek nėra niekada, negalima aišku sakyti, kad niekada, bet sakykim taip, daugumoje atveju nėra prakeiksmas negimsta iš nieko. Tai jeigu yra kažkoks prakeiksmas, tai vadinasi, tas prakeiksmas yra iš kažkokio tai skausmo padaryto kažkam tai, kažkas padarė kažkam tai kažkokį skausmą ir, žodžiu, tada kažkas kažką prakeikia. Tai vienas dalykas, tai apsisaugoti reikėtų taip, kad reikėtų atsiprašyti turbūt to žmogaus, kuriam tas skausmas padarytas, ar kažkaip tai bandyta padarytą žalą atitaisyti. Čia, aišku, kiekvienu atveju galbūt yra skirtingi visokie niuansai ir panašiai. Žmogus, aišku, gali ar svetimas, ar nesvetimas, jisai gali prakeikti, bet turbūt didesnę žalą pasidaro tas, kuris prakeikia, negu tam, kuriam prakeikia. Jeigu tam žmogui, kuriam prakeikia, jeigu jį prakeikia kažkas, tai jeigu jis kažkokią buvo padarę žalą ir jisai atsiprašo, ar ten gailisi, ar panašiai, tai tas prakeiksmas, aš taip suprantu, kad jisai tada jau jam nebeveikia, bet jeigu tas, kuris prakeikia, nesugeba atleisti, tai jam tas prakeiksmas ir veikia. Tai tas prakeiksmas, žodžiu, veikia iš tikrųjų terariume tai į abi pusės. Ir kenčia ir tas, kuris prakeikia, ir tas, kurį prakeikia. Tai su tais prakeiksmais iš tikrųjų reikėtų labai būti atsargiems, nes ta lazda yra dviejų galų. O jeigu jau kažkas tai jūs prakeikia, tai jau turėtumėte irgi suprasti, kad tas prakeiksmas neatsirado iš oro. O jeigu kas nors sakys, kad čia galima kažkaip tai apsisaugoti visokiais ten šniureliais, burtais ar panašiai, tai jau aišku, tada čia reikėtų suprasti, kad yra pinklės kažkieno, tai į kurias jūs dar giliau tada įklimsit ir bus tik tai blogiau iš tikrųjų. Tai vienintelis dalykas tai yra elgtis pagal sąžinę, taip kaip jums sakosi sąžinė, tai būtų pats teisingiausias dalykas. Jeigu kažkas jau jūs prakeikia, tai sąžinė jums ir pasakys jūsų pačių, ką reikėtų tokiu atveju daryti ir kaip, sakykime, nuo to prakeiksmo apsisaugoti. Tai čia tiek apie prakeiksmus. Nežinau, jeigu teisingai supratau klausimą, tai atsakiau pagal tai, kaip supratau, o jeigu kažkokių niuansų dar neatsakiau ar nepaliečiau, tai tiesiog papildomai paklauskite. Tai kaip save paslėpti nuo energetinio nuopolio? Paslėpti tai savęs niekaip jūs nepaslėpsit, tai bačką neįlysit. Ne vieną kartą esu jau sakęs ir dabar dar pakartosiu, kad nuo energetinio nuopolio tai jūs apsaugos jūsų pačių sąžinė. Tai sąžinė kaip tas kompasas, kuris rodo teisingą kryptį, tą kryptį, kurią reikėtų jums judėti savo elgesio prasme, sakykime. Tai ir jeigu jūs elgsitės pagal savo sąžinę, tai ir nuo energetinio nuopolio ir apsisaugosit. Tai toks labai paprastas čia būtų būdas ir atsakymas, o pasislėpti niekur niekaip nepavyks. Ir jeigu kažkas tai sako, kad jūs ten paslėps ar apgins ar panašiai, tai čia irgi yra kažkokios vadinasi pinklės. Vėlgi čia priminsiu, kad čia viską pasakoju apie iš terariumo, sakykime, iš savo antrininko, nes visi čia tie dalykai ir klausimai, tai čia nieko bendro su mūsų nuostabia planeta Žemė neturi, mokslo yra neįrodyta ir tiesiog paistalai čia yra, sakykime, taip, ezoteriniai ar kaip čia jos galėtų netgi pavadinti, ne? Bet terariume yra, terariume viskas tas veikia ir veikia taip, kaip kokius atsakymus aš jau gavau pasitarę su antrininku, tai tokius aš jums ir iš terariumo tos atsakymus ir duodu. Dabar kitas klausimas. Klausyk, mano antrininkas iš terariumo man pasakojo, kad jis, kai sapnuoja, gauna žinutę skaičiais. Pavyzdžiui, 4 skaičių kombinacija, PVZ 8888 ir internete rašo, kad tai angelų numeriai, ar gali jie mums siųsti žinutes, ką manai. Ir čia turbūt nežinau, ar tas pats žmogus klausė, ar kitas, bet iš principo apie tą patį, bet buvo dar vienas klausimas, ką manai apie angelų numerius, turiu galvoje, kai jie siunčia žinutes skaičiais. Tai kągi aš galiu pasakyti dabar. Pas mus, aišku, tai planetoje Žemėje tai čia būtų visiškas nonsensas, niekas jokių žinučių nesiunčia ir mokslu yra neįrodyta ir neišmatuota ir čia net nereikėtų iš visai tokius dalykus kreipti dėmesio. O jeigu jūs jau gaunate tas žinutes, tai ta prasme, tai tas žinutes iš tikrųjų jums siunčia tikrai. Siunčia turbūt, gal ir nemeluoja internete, kad angelai, tik tais yra didžiulis klausimas, kas tie angelai yra. Ar tai ten yra vilkas avies kailių, greičiausiai, sakykime, tai yra vilkas avies kailių, tik tai pasivadinęs angelu, arba bent jau tas angelo įvaizdis yra neteisingas perteiktas, sakykime, tose, net nežinau kaip čia pavadinti, toj tradicijoje, neiškreiptoj toj tradicijoje, yra tas turbūt greičiausiai neteisingas angelo
angelo įvaizdis vat, yra perteiktas. Nu, bet jeigu, tarkim, gal kad paprašiau būtų sakyti, tai nelabai geros būtybės, nes angelai visi supranta, kad jie yra labai geručiai, ten pukuoti ir saugo visus ir panašiai. O čia reiktų sakyti, kad čia ne angelai, tada galim sakyti. Čia galim sakyti, kad yra nelabai geros būtybės, užtat jos ir perdavinėja visokias žinutes įvairiais skaičiais, užkoduotais ir taip toliau ir taip toliau. Tai bet reikėtų žinoti vieną tokį esminį dalyką, pagrindinę tokią taisyklę, vat kaip jums žinoti, ar jums perdoda ten kažkokias tai žinutės, kažkas tai, kas jums linki kažką tai gerą ar panašiai, ar jau čia irgi vėlgi yra kažkokia tai, sakykime, klasta kažkokia tai, ar apgaulė ar panašiai. Tai jeigu jums perdoda žinutės vat, visokiais skaičiais ir taip toliau, tai čia yra visą laiką kažkokia tai klasta, apgaulė ir panašiai, nes jeigu jums perdoda žinutę kažkokios tai vat, jums gerą linkinčios kažkokios tai, sakykime, būtybės, nepavadinkim, tai tos būtybės jums žodžiais viską perdavinės. Ir perdavinės be kažkokių ten super dviprasmiškų, sunkiai suprantamų prasmių, kur ten reikia pačiam dasigalvoti ar panašiai ir taip toliau ir taip toliau. Tai va tom ir skiriasi iš tikrųjų ta perdodama žinia gerą linkinčių būtybių jum, arba, sakykime, gerai nusiteikusių jūsų atžvilgių būtybių. Ir būtent va, tų nelabai gerai nusiteikusių būtybių atžvilgių. Va, tai tos, kur nelabai gerai nusiteikusios, tai jos va, ir perdavinėja visokiais skaičiais, kažkokiais galvosukiais, kažkokiais ten rebusais, kur visokiam dviprasmybėm, triprasmybėm ir visokiais ten kazusais ir panašiai. Tai va, iš karto reikėtų žinoti, kad jeigu jau yra skaičiai ir dviprasmybės ir taip toliau ir kažkokie neaiškumai, tai tos žinutės nėra iš, kaip čia sakykime, jum gero linkinčių būtybių. Ne? Va, tai, o jeigu jau yra perdodama tiesiogiai normaliais žodžiais ar, sakykime, kažkokiais tai vaizdiniais, kurie nėra ten dviprasmiški, triprasmiški, tai tada yra, aišku, perdodama iš gerųjų tų, sakykime, būtybių. Tai va. Tai toks būtų esminis skirtumas ir tie galėčiau pasakyti būtent apie tuos vat, angelų skaičius. Ne? Nu ir kas čia toliau dar eina? Daugiau papasakoti apie išėjimą iš kūno, ar pats esate išėjęs, kaip tai padaryti. Kalbu apie astralinį kūną, su kuriuo galima keliauti. Nu, aš galiu pasakyti taip, kad iš kūno esu išėjęs, bet nebuvo tas išėjimas kažkoks tai sąmoningas ir nelabai galiu kažką ten daug papasakoti apie tai. Sąmoningai išeiti iš kūno nėra man pavykę, bet esu turbūt tokioj stadijoje, kad, turbūt, nesakysiu kiek, gal ne visi, bet didžioji dalis sapnų pas mane yra visą laiką sąmoningi sapnai. Ir sapnuose esu visą laiką sąmoningas. Bet tai čia nėra išėjimas iš kūno ar astralinės kelionės ir taip toliau. Tai dar ką norėčiau pasakyti, kad nereikia iš karto pulti tikėti visais tais, kurie pasakoja, kad ten išeina iš kūno, keliauja ten ir tralelė ir panašiai. Tai visą laiką reikėtų prieš pradedant apskritai tikėto žmogaus kažkokiom kelionėm ir sapalioniam. Tai labai paprastas yra testas patikrinti, sakykime, tą žmogų, ne? Tai sutinkat va tokį astralinį keliautoją, kuris jums ten prižada daug visko sužinoti ir taip toliau, tai iš karto susitarkit, kad aišku čia nemokamai už kažkokį tai atlygį ir taip toliau priimtina abiem pusėm, kad tas žmogus, va tarkim, ateinančią ar kažkuria tai ten jau tą naktį ar dieną, kada jis ten jau keliauja, atkeliaus pas jūs ten į namus, jūs ant lapo popieriaus būsit užsirašę kažkokią tai frazę, kažkokį tai sakinį, jisai atkeliaus, pasižiūrės į tą lapą ir sakinį, galit net jam pasakyti, kurioje vietoje bus padėtas tas lapas, kad jis jau atkeliavęs į tą jūsų būstą greičiau ten pamatytų ir panašiai, arba į nebūstą, kažkokią kitą vietą, sakykime. Ir tada jau po to jau atkeliavimo, ar jūs ten susitiktumėt, ar jums paskambintų ir pasakytų, kokį ten tą sakinį jūs buvot užsirašę. Tai va tokiu būdu jūs žinosit, kad kalbat su tikru keliautoju, o ne su kažkokiu tai šarlatanu, sakykime. Tai aš, jeigu galima taip sakyti, ne, aš tai tokiais dalykais tai visiškai netikiu, aš tai tiksiu tik tais mokslo patvirtintais faktais ir oficialiais informacijos šaltiniais, bet mano antrininkas sakė, kad dar nėra sutikęs ten terariume nei vieną tikro to keliautojo, o apsišaukėlių buvo sutikęs tikrai ne vieną. Ir kai tik tai pasiūlai, kad padaryti tokį, kaip sakykime, testuką nedidelį, kuris iš principo pagal tai, ką jie ten šneka, tai turėtų būti visai nesudėtinga jiem padaryti, iš karto jie kažkaip tai labai visi pradeda viniuoti vatą, kaip sakant, ir visos jų kelionės arba norai dalinti savo tom kelionėm iš karto pasibaigia. Tai labai paprastas, nesudėtingas testukas ir turėkit omeny ir naudokit būtent apie tą. O kaip ten keliauti iš to kūno ir panašiai, tai yra labai daug įvairios informacijos, tai apie tai aš čia turbūt ir nesiplėsiu, turbūt yra kas ir be manęs apie tai pasakoja, tai ten galbūt ir pasiieškokit. Mano tie klausimai, kaip ir sakiau, tokie yra neilgi tie atsakymai, tai yra į tos klausimus, 2-3 minutės, o jau kas jau ilgiau, tai jau reikia rimčiau, kaip sakykime, kabinti tą temą ir tada jau ir ieškoti.
Tai tikiuosi, kad tie atsakymai į klausimus jums patiko. Turėsiu matau, kad pagreitinti greitį, nes netelpa į 15 minučių. Ir jeigu ką, lauksiu dar klausimų. Visiems dėkoju už tuos klausimus, kuriuos parašėt. Iki kito karto.